Per gyvenimą susikūriau tokią tikrovę, kurioje gyvenu pakankamai dideliame komforte. Komfortą turiu omeny vidinį komfortą, kad man viduje gyventi yra labai patogu. Ten nėra kažkokių didelių emocinių pliūpsnių, nėra kažkokių tai didelių pykčių, neapykantos. Na, žodžiu, mano vidus yra labai komfortabilus, nes aš taip susikūriau. Bet žinau, kad už mano komforto ribų, miestuose, kaimuose, visam pasaulyje vyksta labai daug chaoso ir neapykantos. Ir yra dalis žmonių, kurių net negaliu pavadinti žmonėmis, jie gal daugiau yra botai, kurie tiesiog atėjo į šitą gyvenimą skleisti tą neapykantą, skleisti pyktį, bet apie botus aš nekalbu. Aš kalbu apie žmonės, kurie irgi turi viduje neapykantos kitam, bet ir tuo pačiu jaučia, kad ta neapykanta nėra teisingas sprendimas, nėra teisingas pasirinkimas, bet jie negali su ta neapykanta nieko padaryti dėl to, kad aplinka visur apie tai nuolatos kalbama, ten nekęsk to, nekęsk ano, žodžiu, ta neapykanta kiša mums per visus galus. Bet jeigu pas tavai yra vidinis pajautimas, kad neapykanta nėra geras pasirinkimas, tu turi suprasti tokį dalyką, kad neapykanta, pyktis kitam žmogui, tai yra tik antrinė emocija, kuri slepia pirminę, vieną iš trijų. Tai gali būti dažniausias atvejis, tai yra baimė, dar tai gali būti gėda ir dar tai gali būti kaltė. Reiškia, pyktis yra tik tais kaip slopinamasis įrankis gesinti tas emocijas, kurios yra pirminės. Ir tą žaizdą gali aktyvuoti tavo viršininkas, tavo vyras, tavo žmona, tavo vaikai, tavo bendradarbiai, žodžiu, aktyvuoti šitas programas gali bet kas. Bet pyktis yra tik tai, su kuo mes tai bandome paslėpti. Ir jeigu tu iš tikrųjų supranti, kad pyktis nėra teisingas pasirinkimo variantas, tau reikia pradėti žiūrėti, o ką tu su tuo pykčiu gesini. Ar tu gesini baimę, ar tu gesini gėdą, ar tu gesini kaltę. Ir kada tu surasi, ką būtent gesini, tada suprasi, kad tas žmogus, kurio tu nekenti, kuriam tu jauti neapykantą, yra tik tais mokytojas, kurio užduotis buvo atnešti tau per pyktį, parodyti tavo paties žaizdą. Ir kada tu išgysi nuo tos žaizdos, kada tu ją susitaisysi, kada tu išgysi nuo baimės, kada tu išgysi nuo gėdos, kada tu išgysi nuo kaltės, tada tu ir tą pyktį galėsi transformuoti į dėkingumą tam žmogui, kuris tą pyktį tau atnešė.